Tai kaip pristatysime multivą padargus. Čia matote multivą E-Forte sėjamąją. Kaip matote, galite turėti priekyje montuojamą hidrauliškai valdomą tiek aketėlių sistemą. Galima turėti lyginimo lentą ir taip pat banguotų diskų dirbimo segmentą priekinėje sėjalkos dalyje. Jinai yra tiesioginiai sėjos. Kiekvienas diskas į žemę yra spaudžiamas maksimaliai 350 kg jėga. Dėl to sėjamoji gali sėti tiesiai į ražienas. Taip pat gale turime užėrimo aketėlės, kurios užėria ir palygina dirvą. Taip pat turime hidrauliškai valdomus technologinių ženklintuvus. Šita sėjalka gali būti komplektuojama dar ir su smulkių sėklų sėjamosios dalimi. Galime užlipti, pažiūrėsime į vidų. Čia matote sėjamosios kultūros bunkerį, priekyje yra trąšų bunkeris. Kaip matote, galite keičiant pertvaros poziciją, galite keisti tiek sėklos, tiek trąšų bunkerio talpą. Jeigu turėsite trečią įsėjimo mechanizmą, turėsite dar vieną papildomą reguliuojamą bunkeriuką smulkiom sėklom. Dabartiniai sėjamosios yra komplektuojamos su vienu, su dviem elektros dozatoriais, ko pasekoje jūs galite atjungti iš kompiuterio pusės sėjamosios aparatų. Taip pat matote Optima Evo 7 metrų kultivatorių. Kultivavimo nagai yra išdėlioti 7 eilėm, kad būtų išdirbtas pilnai visas žemės paviršius. Taip pat priekyje turime hidrauliškai valdomą lyginimo lentą. Kaip ir gale turime žemės trupinimo volelius ir aketėlės. Taip pat gylio reguliavimas yra hidrauliškas, todėl jums nereikia nieko išlipus reguliuoti, tiesiog darbo metu galite lengvai keisti dirbimo gylį. Tai mūsų atstovaujamos multivos kultivatoriai ir visi kiti žemės dirbimo mechanizmai pasižymi dideliu atsparumu sunkioms dirvoms ir su puikiu žemės išdirbimu paruošimu sėjai. Dirba net ir pačiom sudėtingiausiom sąlygom. Kultivatorius ir visus kitus multivos padargus ypač mėgsta Pasvalio rajono ūkininkai.